Sveiki atvykę į mano kanalą Kepu Biznį, kur aš pateikiu lengvai virškinamą informaciją. Ir šiandieną šitoje pamokėlėje aš jums parodysiu WordPress'o įrankių skydelį, panelę. Tai bus tokia pažintinė pamokėlė, kur aš jūs pravesiu pro visus įrankius, kuriuos rasite WordPress'o panelėje. Iš pradžių aš suprantu, jinai gali atrodyti labai neaiškiai ar netgi labai kažkokia tai sudėtinga, bet iš tikrųjų ji nėra tokia, nes realiai kalbant, tai jums net nereikės naudoti visų įrankių visą laiką, tiesiog pagrinde gal reikės įsiminti vieną kitą įrankį, kuris jums bus labiausiai pravartus. Gerai, užtek švaistyti jūsų laiką, šokime į tą visą pamokėlę ir pradėkime susipažinti su WordPress'o panele kiek iš arčiau. Na ir štai taip viskas turėtų atrodyti, kai jūs prisijungsite į savo WordPress'o administratoriaus panelę ir kaip matote pas mane viskas lietuvių kalba, nes bet kokiu atveju šitas kanalas yra lietuvių kalba taip pat. Gerai, tai pradėkime su pirmąja sekcija, su pirmoju nustatymu, kuris yra štai čia, skydelis. Na, tai čia turime pradžioje, kaip matote, įvairiausius langelius, kur mes galime prisidėti bet ką čia. Kai įsirašysime kokį nors tai kitą, sakykime, įskiepį, tai čia mes galėsime prisidėti įvairius nustatymus, rodiklius ir kaip matote, čia galime viską stumdyti. Tai šita vieta yra tiesiog jums patiems, kad būtų gal kas kiek paprasčiau. Kai prisijungsite į savo WordPress'o paskyrą, jūs visada nusileisite čia į šitą pradžią ir čia, sakykime, jeigu jūs susidėsite įvairius rodiklius iš tam tikrų įskiepių, kurie, sakykime, rodo jūsų vizitus, ateinančius lankytojus ir panašiai, jūs čia galėtumėte juos matyti. Čia taip pat galite susidėti komentarus ateinančius ar netgi bet ką kito. Ir čia, kaip matote, tiesiog rodo įvairius renginius ir panašiai. Ir, kaip sakiau, visus šitus skydelius galite keisti, stumdyti, naikinti, trinti. Šita vieta yra visiškai jums spręsti, ar jūs ją norite naudoti. Atvirai pasakius, aš jos net niekiek nenaudoju, nes viskas, ko man reikia, tai yra pačiuose įskiepiuose, jeigu reikia man kažką tai ten pasitikrinti. O jeigu aš, sakykime, noriu pažiūrėti, kiek ateina tam lankytojų tam tikrų į mano internetinę svetainę, tai man nereikia čia nieko prisidėti, aš tiesiog galiu tai pažiūrėti per Google Analytics. Tai gerai, iš čia einame į atnaujinimai. Štai čia matysite visus galimus atnaujinimus. Tai tie atnaujinimai yra daromi jūsų įskiepiam, jūsų temoms, pačiam WordPress ir panašiai. Ir aš labai siūlau jums viską laikyti atnaujinus, kad viskas būtų su naujausia versija, kad jums nereikėtų naudoti senos versijos ir panašiai, nes dažnai šitie atnaujinimai, kad ir kam jie būtų, ar tai būtų temoms, ar tai būtų patiems įskiepiams, ar netgi WordPress'ui, tai dažnai būna atnaujinimai susijęs su įvairiu funkcionalumu ar net su apsauga. Tai tiesiog geriausia viską laikyti vėliausios versijos. Tai pasirinkime štai čia, sakykime, mes turime galimą atnaujinimą temai, tai pasirinkime šitą temą ir spauskime atnaujinti. Gerai, einame toliau. Tai šita vieta Astra, tai čia šita vieta buvo pridėta iš mūsų temos. Jeigu jūs naudojate visai kitą temą ar kitus kažkokius tai įskiepius, jūs gal matysite daugiau ar net mažiau įvairių nustatymų, bet šitą galime praleisti, nes šitas nepriklauso pačiam WordPress'ui. Šitas nustatymas priklauso mūsų temai ir kadangi tų temų yra begalė, tai gal jūs naudojate visai kitą temą. Gerai, įrašai. Tai čia įrašai mes turime pasirinkimus. Mes galime peržiūrėti visus įrašus, galime padaryti naują įrašą sukurti, kategoriją sukurti ir pridėti žymas. Tai kas tie įrašai? Tie įrašai yra tiesiog blog postai. Blogo įrašai, dienraščio įrašai ar kažkas panašaus. Tai jeigu jūs turite dienraštį ar naujienų portalą statote su WordPress'u, tai štai čia jūs norėsite pasispausti naujas įrašas ir taip galėsite paskelbti naują įrašą. Tai sakykime, aš pasispausiu naujas įrašas, tiesiog pažiūrėsim, kaip viskas atrodo. Na ir kaip matote, čia galėtume pridėti pavadinimą, čia galėtume pridėti tekstą, iš čia galėtume pasirinkti įvairius tai blokus, kurios mes galėtume pridėti į tą tekstą. Tai, sakykime, galėtume įdėti nuotraukas, sąrašus, galerijas, failai ir tekstai ir panašiai. Ir tokiu būdu galėtume paskelbti naują dienraščio įrašą, kitaip tariant, blog posto įrašą.
Tai šita vieta yra labiausiai aktualu visiems tiem, kas nuspręs kelti įrašus į savo internetinės svetainės, tai nepaisant kokio tipo tai būtų internetinė svetainė, ar tai būtų e-komercijos svetainė, ar tai būtų verslo reprezentacinė svetainė, ar tai būtų tiesiog dienraštis, jūs žinoma galit kurti blogo įrašus, kitaip sakant dienraščius ir juos skelbti. Ir štai čia, aišku, turime kategorijas, kadangi mes neturime sukūrę jokių kategorijų, mes turime tik vieną pagrindinę kategoriją, kuri yra uncategorized, ir jeigu paspaustume čia kurti naują kategoriją, tai, sakykime, galėtume sukurti naują kategoriją. Tai tiesiog parodau, kaip viskas funkcionuoja, kokios yra galimybės ir tai jau priklausys nuo jūsų, ar jūs norite skelbti tuos įrašus ar ne. Gerai, grįžkime į savo WordPress'o panelę. Na ir čia, kaip matote, turime visus įrašus. Tai čia yra visi esantis įrašai, mes tiesiog turime vieną įrašą, kuris buvo įkeltas automatiškai ir jeigu mes paspausime štai čia, tai atidarysiu naujame skirtuke peržiūrėti. Štai taip atrodytų šitas įrašas, kaip matote. Aišku, jis yra anglų kalba, nes jis buvo tiesiog įdėtas automatiškai, bet kažkas tokio ir atrodytų jūsų internetiniai svetainiai. Gerai, galima tai išjungti. Ir kategorijos. Tai vėlgi, čia galite susikurti kategorijas, galite pervadinti, sakykime, šitą anglišką kategoriją būtų galima pervadinti lietuviškai. Ir čia galime pridėti žymos. Tai žymos tiesiog raktiniai žodžiai, kurie apibūdina jūsų blogo įrašą ar kitaip tariant dienraštį. Bet čia, žinoma, šita vieta labiausiai aktuali visiems tiem, kas nuspręs skelbti dienraščius, blog postus savo internetiniai svetainiai. Gerai, einame į failai. Tai čia mes rasime visus failus. Tai šiti failai dažniausiai yra nuotraukos ir, sakykime, kiti medijos failai, bet aš tikrai nerekomenduoju naudoti tiesiogiai savo WordPress svetainėje, sakykime, vaizdo įrašų ar netgi kažkokių tai garsų įrašų, nes tai tikrai sulėtins jūsų internetinę svetainę ir geriausia čia naudoti tik tai nuotraukas. Tai va čia, nuėję į failų saugyklą, galėsite pamatyti visas turimas nuotraukas, sakykime, ir jeigu čia nueitume įkelti naują failą, tai čia galėtumėte įkelti įvairius kitus failus, tai greičiausiai tie failai ir bus nuotraukos. Gerai, einame į puslapį. Tai čia pasirinkę visi puslapiai, mes tiesiog matysime mūsų turimus visus puslapius. Tai tie puslapiai, kurie yra mūsų internetiniai svetainiai. Tai sakykime, kaip matote, aš turiu tokį puslapį apie mus, kontaktai, pagrindinis, paslaugos. Ir čia yra privatumo politika, bet šito puslapio aš nesu paskelbęs gyvai, tai jis nėra tiesiog niekur matomas. Ir čia, kaip matote, šone rašo Elementor. Tai vadinasi, šitas puslapis buvo sukurtas naudojant Elementor, o Elementor yra puslapių statymų įskiepis. Su šitu įskiepiu galima sukurti tikrai gražiai atrodančius puslapius. Ir jeigu jūs norite šiek tiek susipažinti iš arčiau su Elementorium ar tiesiog kaip susikurti internetinę svetainę, aš savo kanale turiu vaizdo įrašą, pamokėlę, kur rodau, kaip susikurti internetinę svetainę, va būtent šią internetinę svetainę, kurią jūs va čia pamatysite. Tai jeigu jūs tai domina, tikrai rekomenduoju pažiūrėti tą pamokėlę ir kuo daugiau jūs peržiūrėsite šitų pamokėlių, tuo labiau viskas aiškiau jums atrodys. Gerai, jeigu aš čia paspausčiau naujas puslapis, tai aš tiesiog sukurčiau naują puslapį, kurį galėčiau paskelbti čia. Gerai, nueikime į komentarai. Tai komentarų skiltyje jūs matysite visus esamus komentarus. Tai šiti komentarai bus skelbiami jūsų blogo įrašuose ar kitaip dienraščiuose. Ir su šitais komentarais jūs galite daryti, ką tik norite. Galite atsakyti, redaguoti juos, galite išmesti lauk į šiukšlinę, galite pažymėti kaip brukalo, kas yra spamas. Ir galite daryti, ką tik norite. Tiesiog galite pasirinkti, masiniai veiksmai, patvirtinti, atšaukti į šiukšlinę ir visa kita. Tai čia tiesiog matysite visus gaunamus komentarus ir jūs juos gausite po savo blogo įrašais. Jeigu nueičiau čia, Fluent Forms, tai yra įskiepis. Šitas įskiepis yra naudojamas sukurti kontaktų formos. Ir žinoma, aš taip pat turiu vaizdo įrašą šitame kanale, kur aš rodau, kaip sukurti tas kontaktų formas naudojant šitą įskiepį. Tai čia galime net nekalbėti apie tai, nes tai yra įskiepio nustatymai
Šiti Elementor nustatymai taip pat yra įskiepio nustatymai, tai mes žinoma nieko čia nedarysime, nes tai tiesiog yra įskiepio nustatymai, tai neteina su WordPress'o įvairiais nustatymais. Jūs juos matysite kaip šitą ir šitą tik tai įsirašę tam tikrus įskiepius. Šablonai taip pat tai priklauso kitam įskiepiui, kuris vadinasi Starter Templates. Tai čia vėlgi mums nereikia nieko apie tai kalbėti, nes ne visi jūs matysite šitus nustatymus. Gerai, einame į išvaizdą. Tai išvaizdoje mes matysime temas. Tai čia mes turime įvairias temas, kurios yra įrašytos į mūsų internetinę svetainę. Šita tema yra aktyvi, šitos yra neaktyvas. Jas iš tikrųjų netgi galima ištrinti, jeigu jūs pasispaustumėt štai čia. Ir galite nueiti čia, trinti ir jūs ją ištrintumėt. Gerai, tai jeigu nueitume čia konfigūruoti, mes pradėtume daryti nustatymus savo temai. Tai kaip matote, nueiname į visiškai kitą puslapį, į kitą langą ir čia darome įvairius nustatymus savo temai. Tai priklausant nuo to, kokią jūs temą naudojat, gal jūs naudojate visai kitą temą, tai greičiausiai jūs turėsite gal kiek kitokius nustatymus. Gerai, galime čia tai išjungti. Ir galime eiti į valdikliai. Ir vėlgi valdikliai tai greičiausiai nebus visiems aktualu, nes šitie valdikliai yra tiesiog maži blokai tam tikro turinio ar tam tikro funkcionalumo, kuriuos jūs galite rodyti, atvaizduoti įvairiose savo internetinės svetainės vietose. Tai dažniausiai tos vietos yra jūsų internetinės svetainės footeris, galas, pabaiga, sakykime, šoninė juosta. Jeigu jūs turite, sakykime, blogo įrašus ir yra šoninė juosta, į ją galite įdėti įvairiausius valdiklius, kaip paieškos mygtuką, paskutiniai vėliausi įrašai, paskutiniai vėliausi komentarai, archyvai ir panašiai. Tai čia vėlgi priklauso nuo jūsų, ko jums reikia. Gerai, jeigu nueitume į meniu, čia galime mes susikurti įvairius meniu savo internetiniai svetainiai, tai galime susikurti kaip šitas pagrindinis meniu ir mes jį galime pasirinkti, kur mes jį norime atvaizduoti ir kokius mes norime puslapius, ar tai kategorijas, ar bet ką kito, ką mes norime turėti šitame meniu. Tai vėlgi, jeigu nueinu čia, nustatyti meniu vietas, galima pasirinkti, kur mes norime rodyti tuos meniu. Vėl grįžtu į meniu. Ir jeigu pasispausčiau čia, sukurti naują meniu, aš galiu sukurti visiškai naują meniu ir pasirinkti, kad aš noriu ten tą meniu kažkur tai rodyti. O meniu yra tiesiog sąrašas visų puslapių, kuriuos jūs atvaizduojate, sakykime, tam tikrose vietose, kaip pagrindinėje juostoje, ar tai footeryje ir kažkas panašaus. Čia Starter Templates, kaip matote, tai yra vėl nustatymas, kuris atkeliavo kartu su įskiepiu, su šitu įskiepiu iš čia. Temos failų redaktorius. Čia mums nieko nereikia daryti, mums net nereikia liesti šitos vietos, nes čia yra kiek labiau pažengusiam vartotojam, čia kur galite daryti, sakykime, nustatymus savo temos kodui ir panašiai. Gerai, einame į įskiepį. Jeigu pasirinktume įdiegti įskiepį, tai yra įdiegti įskiepiai, tai čia matysite visus turimus įskiepius savo internetiniai svetainiai ir tiesiog įskiepiai yra tam, kad pridėtų įvairius naujus funkcionalumus į jūsų svetainę. Gerai, jeigu nueitume pridėti naują įskiepį, tai vėlgi mes galėtume ieškoti tam tikro įskiepio, kurį mes norime naudoti savo internetiniai svetainiai. Ir vėlgi įskiepio failų redaktorius. Mums čia nereikia eiti, nes čia yra vėlgi labiau pažengusiam vartotojam, kurie žino, kaip dirbti su kodu. Gerai, vartotojai. Tai čia mes rasime visus vartotojus. Jūs galite sukurti papildomų vartotojų, jeigu bus daugiau žmonių, kurie dirbs su jūsų internetinė svetainė. Sakykime, čia yra mano pagrindinis vartotojas, tai esu aš, mano rolė yra administratorius. Ir jeigu jūs norite pridėti naują vartotoją, galite spausti štai čia arba galite spausti štai čia ir jūs galėsite pridėti naują vartotoją, paskirti jam rolę ir tas vartotojas gaus elektroniniu paštu informaciją, kaip prisijungti į tą jūsų WordPress'o svetainę. Tai jeigu norit pridėti naują, galite spausti čia arba čia. Jeigu nueitume į profilį, tai tiesiog nueitume į savo profilį, kur galėtume daryti įvairius nustatymus, kurie nėra labai reikšmingi, bet tiesiog čia jau priklauso nuo jūsų. Čia galite daryti įvairius stilių nustatymus ir panašiai, kuriuos tik jūs matysite. Gerai,
Nueikime į įrankiai. Tai čia turime įvairiausius įrankius, kuriuos mes galime peržiūrėti savo svetainiai. Tai kaip matote, prieinami įrankiai, tai čia nieko nėra kažkas, kas būtų ypatingo. Importavimas, eksportavimas, galime importuoti ir išeksportuoti įvairius nustatymus savo paskyros, patikrinti tinklapio būklę ir panašiai. Bet šita vieta tikrai nėra kažkom ypatinga, aš čia netgi jos net nenaudoju. Kartais ir naudoju šitą skiltį, bet tiesiog ją naudoju vien dėl to, nes įsirašius tam tikrus įskiepius, įvairūs nustatymai atsiranda, sakykime, štai čia kaip naujas pasirinkimas. Gerai, nuostatos, tai vėlgi, čia turime įvairius nustatymus savo internetinėje svetainėje. Tai čia pagrindiniai nustatymai, rašymo nustatymai, skaitimo nustatymai. Sakykime, nueitume į diskusiją, tai čia turėtume įvairius nustatymus komentarams, failų nustatymams, nuorodų struktūrą ir panašiai. O jeigu čia nueitume į Breeze, tai vėlgi šitas nustatymas atkeliavo su kitu įskiepiu, kuris yra skirtas mūsų internetinės svetainės optimizacijai ir jis buvo įrašytas automatiškai. Ir štai čia mes turime kitus nustatymus, kurie atėjo su kitu įskiepiu, kuris taip pat yra skirtas atlikti tam tikrą funkciją, o ta funkcija yra išversti tam tikras vietas mūsų internetinės svetainės, pritaikyti, sakykime, lietuvių kalbai. Na ir pačiai pabaigai aš tiesiog pasakysiu, ką greičiausiai dažniausiai naudosite. Tai skydelis priklausys nuo jūsų, ar jums čia kažkas yra įdomaus ir svarbaus. Jeigu nuspręsite kelti įrašus, tai greičiausiai naudosite šitą vietą, kurti naujam įrašam ir panašiai. Šitą vietą greičiausiai nenaudosite tiek dažnai. Gal jeigu norėsite greitai sukelti didesnį kiekį nuotraukų vienu ypu, tai vat nuėjus čia kelti naują failą, galėsite, sakykime, pažymėti didesnį kiekį nuotraukų ir juos sukelti vienu ypu. Puslapiai greičiausiai net nenaudosite puslapiai taip dažnai, nes puslapiai yra tiesiog ganėtinai statinis turinys ir jo nereikia keisti, jų nereikia greičiausiai pridėti naujų, tai dažniausiai šita vieta ganėtinai nėra naudojama dažnai. Komentarus greičiausiai naudosite dažniau, nes didelis šansas, jog pradėsite gauti šlamštinius komentarus, tuos spamo komentarus, kuriuos reikės ištrinti ir panašiai. Ir kas toliau? Žinoma, greičiausiai naudosite įskiepius, kad juos atnaujinti, ar įrašyti kažkokius tai naujus įskiepius, kažkokiom tai naujom funkcijom pridėti į savo internetinę svetainę. Išvaizdą gal greičiausiai panaudosite vien tam, kad atnaujinti savo temą, jau esamą temą, bet greičiausiai čia jūs tiek negrįšite dažnai. Vartotojai tikrai nereikės naudoti, aš manau, tiek dažnai. Įrankiai vėlgi, greičiausiai jūs visiškai šitos vietos nenaudosite, arba dar tikrai greitai jums neprireiks jos naudoti, nebent čia atsirastų kažkokie tai nustatymai tam tikro įskiepio, kurio jums labai jau reikia. Ir nuostatos, vėlgi, kai pabaigėt viską kurti, kai pabaigėte kurti savo internetinę svetainę, dažniausiai jums čia nereikia grįžti ir nereikia nieko keisti. Nebent vėlgi įsirašysite kokį tai įskiepį ir kurio nustatymai atsiras štai čia, tai gal jūs dažniau naudotumėte tą vietą. Tai dažniausiai naudosite vėlgi greičiausiai įrašai, įskiepiai, štai čia ir greičiausiai viskas. Tai viskas yra ganėtinai paprasta, jums reikia atsiminti, ką jums reikėtų naudoti dažniausiai ir tiesiog gal reikėtų atsiminti, ko jūs net nenaudosite tiek dažnai ir kur nereikėtų kvaršinti savo galvos. Tai šiai pamokėliai tiek, tikiuosi jinai buvo naudinga, supratote šiek tiek daugiau apie WordPresso panelę, skydelį ir dabar jums viskas turėtų, tikiuosi, būti aiškiau. O jeigu kilo klausimų, visada galite prisijungti mano Facebooko grupę Kepu Biznį ir ten tiesiog klauskite, aš jums padėsiu. Gerai, ačiū už dėmesį, tikiuosi šita pamokėlė jums buvo naudinga ir susimatysime kitame įraše. Iki.